Kanadai. Okay, they're about to announce the qualifiers. I am hoping for Latvia and Switzerland, but I am worried, especially for Switzerland. I think Latvia really stood out in the mix, so let's see what is going to happen. Nacionalinių komisijų ir žiūrovų balsus iš visų I could easily šalių, guess kurios 8 out of šį 10 this vakarą time. dainavo. Taip pat I do not have a Latvian flag, by the way. bei Jungtinės karalystės. Ir nepamirškite, kad balsavo publika iš likusių pasaulio šalių, kurios nedalyvauja konkurse. Jų balsai skaičiuoti kiekvienos atskiros. I hope the commentator doesn't spoil the qualifiers this time Šį around. vakarą pateks į finalą. To all of you here, Visiems, kurie yra žaliajame kambaryje ir šiandien nepateks į finalą, norime pasakyti, you have all played jūs visi atlikote nepamirštamą vaidmenį šiame ypatingame. I think Cyprus was not as bad as they thought. Ačiū jums visiems each and ir every kiekvienam iš jūsų. Malta is really questionable. I still hope they're through. Let's do this. Na gerai, padarykim tai. Netrukus atskleisime 10 finalininkų, kurie bus skelbiami atsitiktinė tvarka. Man taip smalsu sužinoti, kurios šalys tai bus. First country I need Latvia and Switzerland. Keliauja į finalą. They're gonna announce the shot first. is Bulgaria. Okay. We expected that. Congratulations to Bulgaria, a great return to the contest. Nusipelnė. Iš karto šauna į finalą. Nenuostabu, kūrinys tikrai labai įsimintinas, kaip ir pasirodymas. Antra šalis, kuri gauna kvietimą į finalą šeštadienį. Ukraine. Okay, Ukraine. Ukraina. Slava Ukraini. Eurovizinė sėkmė tęsiasi. Ši šalis išlieka vienintelė, kuri visus kartus, kiek dalyvavo Eurovizijoje, nuo tada, kai prasidėjo They keep their 100% qualification rate. patenka į finalą. Dainininkė It's going also fast. išvysime ir išgirsime šeštadienį. Savo Eurovizinę kelionę taip pat Okay, they're showing Romania, Latvia. That means they're not Azerbaijan. Switzerland? Oh! Oh, that means someone is out. Oh. He had a great performance though, but oh. That means someone is out. Is Malta maybe out? Kas man nepateks? Į didįjį finalą taip pat patenka. Man thinks Albania or Malta out potentially. Let's see what will happen. Australia. Okay. Australija. Jokių staigmenų. Delta Goodrum was wonderful. Būtų keista, jeigu būtų nepatekusi į finalą. Garsiausia šiame Eurovizijos konkurso dalyvė. O kaip džiaugiasi jos vyras šalia esantis, mojuoja Australijos vėliava. It was so cliche, but so fun and so Eurovision. Ir ilgais plaukais. Delta Goodrum jau ramiai ruošiasi finalui. Oh, I hope Latvia is through. Sceną šeštadienį rodo Latvija. Kaip norėtųsi, kad broliukams Latvijos pasisektų iš ties graži daina, gražus balsas. Estijos mes jau neturim finale, turim Lietuvą, būtų smagu ten susitikti su Latvija. Azerbaidžanas taip pat mojuoja vėliavėlėmis. Rumunija jau kiek Okay, not Azerbaijan, not Romania. Romania. Oh! The operators just showed Romania, but they also revealed Romania. Okay. My winner of the semi-final. Ką tik operatoriai buvo parodę Rumuniją, tai aš negalvojau, kad pranešė. Ir pranešė, kaip retai labai tada būna. 5 šalys jau švenčia, dar 5 netrukus švęs. Kita delegacija, kuri dabar kraustysis iš proto žaliajame kambaryje ir kraustysis This iš is proto so dėl teisingų stressful. priežasčių, yra This semi-final is a mess. Malta. Okay. Okay. I wanted Malta through, but I do not see a world where I get Latvia and Switzerland. Albania might not make it. I think he will still make it, but
it is more on the line than we thought. Kas tai bus? Labai liūdna atrodo ta aktorė, kuri vaidina albanų dainininko mamą. Bet ir daina liūdna. Tai gal taip turi būti. Cyprus! Oh! 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 Well, I was wrong. Daug kas kalbėjo, kad kadangi čia balsuoja ir komisijos, tai Kipro galimybės gal ir nėra tokios šitą. Wow. Tačiau ant stalo šoks ir dainuos. She looked beautiful, and that was enough. And she was not that bad when it came to singing, so congratulations, Cyprus. I'm 8 out of 10 so far. This is going terribly. I thought the jury would kill it like 10-20 points in this semi-final. Okay, Albania. Kiek daug tai reiškia, kiek daug darbo, kiek daug jėgų artistai įdėjo į savo pasirodymą ir kokia Kas euforija, sakė pateks? kosmoso jausmas turėtų būti, kai išgirsti savo Oh yeah, Denmark and Czechia 1000%. kad džiūgauja. Liko tik vienas finale. Šveicarija nepatenka. Latvia and Switzerland, no. Latvija šypsosi, Latvija tikisi, Latvija turi viltį. There is no way Czechia does not Šveicarijos qualify. veiduose, man atrodo, tos vilties gerokai Čekija mažiau. won the jurors. Azerbaidžanas irgi tokie gana nuliūdę. Liuksemburgas šypsosi, žiūrėsim kaip seksis. Eva Marija, galbūt jos šalies pavadinimas. Okay, Denmark. Danija. Vėlgi, na, They're keeping Czech Republic, ekspertai Czechia, sako, kad tavo for the daina end. galbūt net pateks Wow. į geriausių trejetuką Eurovizijoje. Tai jeigu nepatektume į finalą, tai būtų didelis šokas. Sorenas Torpegoras Lundas Brazukai are out. Liko tik viena vieta, tik vienas kelialapis finale ir 6 šalys. Trokšta, svajoja, atiduotų bet They didn't ką. really leave any intrigue for the ending, though. I'm kind of disappointed because of that. Liuksemburgas. Įtampa veiduose, akivaizdžiai įtampa. Czechia. If it's not Czechia, you can take everything I know about Eurovision and put it into the bins. Armėnija. Switzerland. Šveicarija. And Latvia. Ir Latvija. She was wonderful. We reveal the 10th and last finalists. Let's Prieš paskelbiant paskutinę šalį finalininkę, paplokime visoms šalims. Visoms, kurios dar pretenduoja, visoms, kurios dar turi viltį. Visoms, kurios iki paskutinės sekundės tikės, kad vis dar išplėš kelialapį į Eurovizijos didįjį finalą. The 10th 10-oji ir paskutinė šalis finalininkė yra Czechia. Čekija. Čekija keliauja į finalą, Danielis Ziska. Na, kaip yra paskelbta paskutinį. Aš manau, kad čia širdis iš krūtinės gali iššokti. Koks Thanks for watching. I feel so bad for Switzerland and Latvia. I lost Montenegro in the first semi-final without these two. I should have expected to lose one. I thought maybe I could get one out of the two. It is what it is. Everyone was really deserved. No big shockers. Kind of expected. Thanks for watching. Peace.